Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją Hauto. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip sureguliuoti ir naudoti traktoriaus galios tiekimo veleną. Atkreipkite dėmesį, kad šiose operacijose naudojami dideliu greičiu veikiantys mechanizmai, kurie gali būti pavojingi. Įsitikinkite, kad jas atliekate saugiai. Pradėkime nuo pagrindinio meniu puslapio Payteo. Jei jūsų traktoriuje yra priekinis kardaninis velenas, atitinkami nustatymai bus rodomi puslapio viršuje, o galinio kardaninio veleno parametrai yra šiek tiek žemiau. Priekinį kardaninį veleną, naudodami pasirinkimo langelį, galite reguliuoti paleidimo agresyvumą. Pasirinkite reikšmę nuo 0 lėtas paleidimas iki 10 greitas paleidimas. Tada priekinį kardaninį veleną įjunkite mygtuku esančiu ant porankio. Sukimosi greitis rodomas meniu, prietaisų skydelyje ir pagrindinėme Datatronic 5 puslapyje. Kalbant apie galinį kardaninį veleną, galite pasirinkti kelis veikimo greičius, priklausomai nuo traktoriaus galimybių ir naudojimo padargo. Slankiklių pasirinkite norimą greitį iš galimų parinkčių. Taip pat galite nustatyti, kad prijungus padargą kardaninis velenas būtų neutralioje padėtyje. Galinį kardaninį veleną įjunkite mygtuku esančiu porankyje. Sukimosi greitis taip pat rodomas prietaisų skydelyje ir pagrindinėme Datatronic 5 puslapyje. Jei norite, galite pridėti valdiklių, kuriuose rodomas veleno greitis. Atkreipkite dėmesį, kad kai velenas sustabdomas ne dėl rankinio išjungimo, o dėl kitos priežasties, PVZ, valdiklio piktograma, pagrindinis puslapis ir prietaisų skydelis mirksės, kad praneštų apie sustabdymą. Kitas nustatymas yra susijęs su išoriniu veleno valdikliu, esančiu ant galinio traktoriaus sparno. Norėdami įjungti šį valdiklį iš išorės, paspauskite jį bent 3 sekundėms, tada atleiskite. Bus įjungtas kardaninis velenas. Norėdami jį sustabdyti, dar kartą paspauskite išorinį valdiklį. Šis nustatymas leidžia įjungti iš anksto nustatytą variklio sūkių dažnį. Kai velenas įjungiamas išorinių valdiklių, nustatykite šį parametrą įjungtą. Tada įveskite variklio sūkių dažnio vertę 1500 apsisukimų per minutę. Jei po to atliksite tą pačią operaciją iš išorės, bus įjungtas kardaninis velenas ir traktoriaus variklio sūkių dažnis padidės iki reikalaujamo 1500 apsisukimų per minutę. Kitas svarbus dalykas. Jei paliksite vairuotojo sėdynę su įjungtu kardaniniu velenu, pasigirs garsinis signalas ir prietaisų skydelyje pasirodys iššokantis langelis. Jei per nurodytą laiką nesikišite, dėl jūsų saugumo velenas bus išjungtas. Jei norite, kad velenas veiktų toliau, spustelėkite oką, kad išjungtumėte pavojaus signalą. Ir palikti įjungtą veleną. Galiausiai mygtukas leidžia pasiekti automatinio galios tiekimo veleno funkcijos nustatymus. Ši funkcija išsamei aprašyta specialiame MF vaizdo įraše, kaip tai padaryti. Dabar, kai jau susipažinote su galios tiekimo veleno valdymo pagrindais, atėjo jūsų eilė išbandyti.